Sveiki, šiandien susirinkom aptarti bendravimo su žiniasklaida būdus ir jūs čia gausite labai konkrečias rekomendacijas, kokias darome klaidas, kaip jų išvengti, taip pat 22 būdus, kaip bendrauti su žurnalistais. Taip pat jūs gausit labai aiškę, koncentruotą informaciją, kaip elgtis ir nuo pat pradžios organizuojant spaudos konferenciją, interviu televizijai, interviu radijui, interviu spaudai, kai skambina ir klausia jūsų nuomonės. Gausit informaciją, ką daryti, kai jūs nesate pasiruošę, kai jūs užklumpa netikėtai, kaip išlaikyti veidą profesinį, kaip atstovauti tinkamai savo organizaciją, taip pat kaip atsakyti į tiesių žiniasklaidos atstovų klausimus. Koncentruota medžiaga jums padės susidėlioti savo informacinio pranešimo pagrindinę mintį, pasiruošti atsakymam į klausimus ir drąsiai jaustis atstovaujant savo organizacijos poziciją, nuomonę ir valdant situaciją, kad jūs su žurnalistais nesijaustumėt kaip su puolėjais, o kaip su lygiaverčiais partneriais. Tikslas toks.